Propaganda tai ne tik šališkos informacijos pateikimas žiniasklaidoje. Būdų ją skleisti yra labai daug. Tačiau ar gali tapti propagandos įrankiu muzika, kultūra, o gal galybė Rusijos atlikėjų koncertų Lietuvoje tik atsitiktinumas? Muzikantas Jonas Čepulis įsitikinęs, muzika ir politika visuomet žengia kojo kojon, tad nenuostabu, kad neretai ji naudojama kaip propagandos įrankis. Rusija naudojasi muziką kaip vienu iš propagandos įrankių. Klausimas tik tai kokiais mastais ir kiek tai aktualu mums. Nors būnant paribio valstybė tarp vakarų ir dabartinio Putino režimo, manau, kad gaunam pakankamai didelę dozę. Politologas Vytautas Dumbliauskas nesunkiai paaiškina, kodėl menas ar kultūra gali būti persmelkta propagandos. Emocijos yra pagrindas ir dėl to, turint galvoj, kad žmonės remiasi, rinkdamiesi, vadovaujasi emocijomis, reikia veikti tas emocijas, reikia jiems pateikti tam tikrą tą produktą, kad jiems jis patiktų, kad jie mylėtų. Tai šia prasme propaganda naudoja visus būdus ir meną tame tarpe, nes menas arčiausiai emocijų.